Finansinė edukacija yra vienas iš Profitus platformos prioritetų. Šiuo tikslu vykdome labai skirtingas veiklas. Organizuojame sumanaus investavimo formą. Tai yra edukacinis renginys skirtas visiems besidomintiems investavimu. Jį organizuojame kartą per mėnesį ir kiekviename renginyje turime 2 svečius ir 1 Profitus pranešimą. Renginys yra nemokamas, todėl prieinamas kiekvienam norinčiam. O kitą mėnesį renginį transliuojame nuotoliu. Tuo metu turime 1 svečią ir 1 Profitus pranešimą. Taigi, sumanaus investavimo forumas vyksta kiekvieną mėnesį, tačiau keičiame gyvai ir nuotoliu. Kita mūsų organizuojama veikla tai yra renginių ciklas Profitus gyvai. Transliuojame iš mūsų biuro ir pasakojame apie platformoje esančius atvirus investavimui projektus. Kartais kalbiname patį projekto vystytoją, dažnai prisijungia mūsų projekto vadovas, o jūs turite galimybę užduoti klausimus gyvai ir gauti rūpimus atsakymus. Kita renginių serija yra įžanginiai webinarai, kuriuose mes kviečiame sudalyvauti naujai prisiregistravusius vartotojus. Jo metu kolegė papasakoja apie tai, kaip veikia platforma, ką atlikti prisiregistravus pirmiausia, kaip atlikti tapatybės identifikaciją, kaip reikėtų įsivertinti projektus ir investuoti. Taip pat jį papasakoja apie papildomus Profitus platformos įrankius, tokius kaip rekomendavimo programa, automatinio investavimo įrankis RoboInvest ir žinoma atsako į visus jums kylančius klausimus. Be mūsų pačių organizuojamų renginių esame labai aktyvūs ir nacionalinėse konferencijose, kur skaitome pranešimus. Dalyvaujame įvairiuose klubuose, bendruomenėse. Skaitome pranešimus mokyklose ar universitetuose bei įmonėse. Žodžiu, siekiame maksimaliai prisidėti prie Lietuvos finansinio raštingumo didinimo. Dar viena nemažiau svarbi iniciatyva yra didžiausia Lietuvoje finansinio raštingumo konferencija Finansinės laisvės forumas. Platformos įkūrėja Viktorija yra viena iš šios konferencijos idėjų autorių ir viena iš pagrindinių organizatorių. Tad galiu drąsiai teigti, kad Profitus prisideda prie visos Lietuvos finansinio raštingumo kėlimo pačiais įvairiausiais būdais. Tiek tiesioginių bendravimų, tiek dalyvavimų konferencijose ir netgi jų organizavimu. Na, o mūsų komandai vienas iš įdomiausių, bet kartu ir vienas iš didžiausių iššūkių yra tinklalaidė Pokalbiai apie pinigus. Jos tikslas – kalbėti apie pinigus ir kalbinti įdomius žmonės pačiais įvairiausiais kampais. Justė kalbina jaunus žmonės ir žiūrime, koks jų požiūris į pinigus, uždarbį, verslus ir kokios ambicijos. Mano tema yra finansai šeimoje, moterų finansai, vaikų finansinė edukacija. Jeigu investavimas ir finansai jums yra įdomi tema, kviečiu apsilankyti YouTube platformoje ir susirasti tinklalaidę Pokalbiai apie pinigus. Spauskite patinka, komentuokite ir prenumeruokite mūsų turinį. Labai mums padėsite.